Rezultatai puikus, aišku, pirmoje eilėje reikėtų pasakyti, kad jie įvyko sklandžiai ir be jokių traumų, be sužeidimų, organizuotumas labai puikus, gerbėjai nelakstė po trasą, kaip dažnai kad būna. Vienu žodžiu, sakyčiau, kad ir oras palankus, ir Neveroniam turbūt atnešta šventė labai graži įvyko prieš užgavėnes. Pačios varžybos taip pat, kaip buvo įvairaus lygio sportininkų, įvairiose klasėse, ir mėgėjų lygio, ir aukštesnio lygio. Buvo kova, labai gausi buvo hobi klasė, kurioje vyko tikrai įnirtinga kova ir pasiaukojančiai sportininkai kovojo. O tai jau šita vieta Neveronyse jau yra antrus metus ant šito ledo, kaip ir vyksta tradicija. Ir matomai, kad galbūt greitai bus ir tradicinis žiemos kažkoks tai šventė pavadinta kartu su motokrosu. Kol kas tai yra tik tai kaip šou, motokrosas toks kaip ir nėra, galima sakyti, varžybos šiandien. Čia tik tai toks, kaip sakyti, pasigalinėjimas jėgomis, negaunant jokios įskaitos, jokių reitingo taškų. Bet aišku, malonumas, sportininkai išalkę šito troškulio, yra paruošta trasa, yra teisėjavimas, yra suteikta galimybė kokybiškai ir save patikrinti jėgose ir tuo pačiu ruoštis vasaros sezonui. Bet šiuo metu aš net pastebėjau tokių sportininkų, mėgėjų, kurie iš vis pirmą kartą turbūt atvažiavo ir savo malonumui sudalyvavo šitoje šventėje. Vienu žodžiu, smagu, kad šitaip gausiai susirinko dalyvių, nes Lietuvoje dabar užgavėnių dienomis prieš užgavėnės, prieš Valentino labai daug švenčių, bet kaip, sakykime, Neveronyse irgi susirinko gan didelis būrys gerbėjų, ir motokroso gerbėjų, ir šventė, ir vaikučiai pasirodė. Vienu žodžiu, šventė graži, pavykusi.